tai, ką mes darysim, tai bus realiai, viskas prasidės tam tokiam, norėtųsi, kad viskas prasidėtų tokiam standartiniam stand-up'e. Ir dabar, kalbant vėlgi apie tą stand-upą vadinamą, tiesiog reikia žodžių tą įvardinti. Tokių stand-uperių buvo, yra ir bus, jų, ta prasme, tai nėra kažkokia labai irgi didelė naujiena arba labai kažkoks tai tik tai iš Amerikos ar iš kažkur atplaukęs žanras. Nu va, tai mes pradėkim, biškiuką, jisai mums duos papasakos tuo, ką jisai domisi, man atrodo, kad jis laiką turi kalbėti tas, kas labiau tame įnikęs. Analizė humoro yra tas pats, kas skrodimas varliai. Mažai kam įdomu ir varlė procese miršta. Tai aš stengsiuosi bajerių neanalizuoti, į humorą nelįsti, nes tada labai nejuokinga ir labai nuobodu pasidaro. Tai aš ieškosiu tiesiog paralelių su teatru, nes turbūt šitą kažkiek žinom. Aš esu iliuzionistas. Aš dabar jums visiems parodysiu fokusą, aš sumažėsiu. Prašau visų užsimerkti, aš nenoriu, kad matytumėt, kaip darau tą magiją. Užsimerkit visi, aš noriu padaryti tą fokusą. Atsimerkit! Tokio lygio bairiai, čia yra bairis iš bairio, nes tai tikės, kad bus juokinga, bet, ką žinau, labiau nejauku. Realiai, kaip ir didelio kažkokio tokio įvaizdinimo niekas nenaudoja, nėra tokių. Ne, nebent, jeigu reikia kažkokio fizinio bairio, nežinau, kad jeigu man atrodo, kad labai juokingai pasimti kirvį ir tada sakyti, aha, čia automatas, taip žmonės pagąsdina, tai pasakojant ne taip patogu, kai kurie atsineša grinai maišą ir vienam bairiui užsidėjo juokingai kepurę, tam bairiui ten kažką, aš akių daktaras susideda tos sakinius, šnekorakis krenta. Ir tie tiesiog keičia, nes įnagis vienam bairiui. Tiesiog tas bendravimas publika, ketvirtos sienos nebuvimas ir svarbiausia. Turbūt komedija ir natūralumas. Teatre dirbdami su stand-upu tikrai esam susidūrę ne vieną kartą. Aš galvodavau galbūt net ir Donelaitis Kristijonas, sakydamas pamokslą, sveik svetelį, tai būdavo stand-upinis žodis. Ar ten Diogenas antikos laikais, nuo statinės atsistojęs, kreipdavosi ir viską. Tai tas toks santykis ir šitos sienos nebuvimas, man atrodo tikrai. Ir staiga prisiminiau, dabar viskas YouTube ištrinta. Vat Hitleris, Adolfas, vat Brechtas, jis išeidavo, didžiulė minia, iškviečia, kad kalbės vadas, jis vat visiškai būdavo. Ilga pauzė. Tokia, vat, įsivaizduokit, mūsų prezidentas išeitų. Ir toks nejaukumas, visa minia, vat nežino, kodėl Führeris tyli. Jis minutę stovi, kitą šoną pasisuka. Atrodo, kad įfotografuotų. Jis ieško savo raiškos, Hitleris. O paskui kažką, kaip ten pradžioje yra, kad nekviečia lietuvių jaunimą eiti į vokiečių armiją, ne? Ir tas mane vidurinėje mokykloje mokė tos vokiečių kalbos, žinai. Litauische Jugend! Treten Sie der Deutsche Armee bei! Va tas tos kalbos nuskambėjimas irgi tu gali turėti santykį į tą kalbą. Ir jisai duoda tokį kažkokį aštrumą. 1943 metų vasaris, kovas, vokiečių okupacinė valdžia skelbia Lietuvos jaunimo mobilizaciją į vokiškas SS eiles. Šaukia stoti ir vokiškom bausmėm nestojantiem grūmoja. Jaunimo šaukėjai! Sėdi pažaliavę. Jų pastangos tuščios. Kažkur iš tamsių okupacinės valdžios kabinetų girdėti maurojimas. Lietuvių inteligencija gausianti, kas jai priklausa. Sveiki. Dabar yra 2021 metai, balandžio vidurys. Žiauriai šalta. Laukiam šilumos. Esu prie 9 forto. Ir čia artimiausiomis dienomis dirbsiu ir įrašinėsiu įvairiausius garsus spektakliui Dievų miškas. Kas gausis, dar nežinau. Ką rasiu viduje, nežinau. Kągi, einam.
Sveiki. Dirbat? Girdėjau, sakė, kad jūs Jurgiu kreipėsi. Su diržo sagtim per geležinės duris. Tenka naudoti ir tokius batus, kuriuos man suorganizavo Kauno Lėlių teatras. Kuom jie ypatingi, ogi tuom, kad jų padas medinis ir labai gerai kaukščia. Antra diena įrašų. Šį kartą aš esu tuneliuose 9 forto. Žiūrėsim, ką čia galima bus įrašyti. Nežinau, ar matosi vaizdė, bet čia yra žemyn einantis tunelis, ilgas tunelis ir jeigu aš šūktelčiau. A! Tikiuosi girdite. Taip, čia turim įvairių daiktelių pasiėmiau. Pasivaikščiosim žemyn, ten iki pat apačios ir atgal. Būgnų lazdos į medį lovos. Na va, kažką įrašėm. Tai dar nebūtinai reiškia, kad viskas ir tiks. Ar šitie garsai bus panaudoti, nežinau. Aktoriai jau repetuoja, režisierė dirba. Reikia ir man įkrėsti darbus. Tu girelė, tu žalioji, kodėl žiemą nežalioji? Žalioji vasarėlė, ta pati gražumėl. Tu rudelė, tu žalioji, kodėl žiemą nežalioji? Tik žalioji vasarėlė, ta pati gražumėl. Ir supranti, galima tada, kai jau yra tas kažkoks poroloninis karkasas, pasiūni pagal jį tą visą jį apdengi ir čia gali jis laisvai stovėti. Galima ten tą, kad biški tokio, nebūtų viskas. Jo, ne, tai čia būtų gerai, kad jisai gyvas būtų. Jo, tai va apie tai. Va čia, man atrodo, va šitą svarbiausia, va šitą iki pečių. Kad įtvirtintų ir va čia gerai stovėtų. Jo. Kad šita vieta laikytųsi.
Tai tu supranti, čia tai minkštas daiktas bus. Paltai tai ten karkasai. Taip, taip. O šiaip dabar tas kaklas, jisai tenai, dar aukštesnis numežė? Ne, aš žinai, kad pridėčiau kokius, kiek čia, 12 kokie comų, 15. Prie šito? Kad išlystų, dažnai ant ko galva galės tvirtintis. Plius 15 cm. Kas čia vyksta, Laurina? Labai diena. Darbai? Ką darot? Greučius. Išsipaišom formą, išsipjaunam, susiklijuojam, kad sluoksnis būtų didesnis ir šveičiam. Klipatos rankytė. Čia yra. Pinigus skaičiuoja, ten sumatau su tam skaičiuoti. O galva? Išjungia formą. Išjungia ir dabar. Mes filmuoti baigėm. Lios. Tai čia yra greičiau. Jo, bet jis ten visur valydėjo su tuo lošimu. Šipė tai čia greičiau irgi turėtų būti. Tai šip čia yra lenkiškai, bet šip čia, o čia šipės rašo. Šipko galima, Šipė. Nes čia yra lios greičiau, lenkiškai, vokiškai, o paskui lenkiškai. Dabar jūs visi buvote, ne, dar biškai gal ne, bet nežinau, nes vakar nebuvo lėlės, o taip ir būna, nėra daikto ir nėra sustatymo, paskui sugalvo kažką. Tada žiūrėkit, dabar jūs buvot visi už kulisų, ne? Gdansko geležinkelio stoty pasitiko mus... Gerai ginkluoti gestapininkai. Jie pasirodė visai kitokie padarai. Mūsų žmonėmis jie nelaikė. Pradėjo kimšti sunkvežimius. Žmonių daug, sunkvežimiai maži. Netelpančius ėmė buožę pamaigyti, kad jie plonesni pasidarytų. Buožė. Visada buožė. Reikalingas daiktas, bet kietas. Supratot? Režisieriaus kėdė. Kino kronika, biškai kokių yra panašiai. Pasikučiau teatro sandėlyje, archyve ir radau tokių senų, nebenaudojamų instrumentų. Nors tiesą pasakius, kažkuris sakė naudojamas, gal man atrodo kanklės. Vasaris kovas. Vokiečių okupacinė valdžia skelbė Lietuvos jaunimo mobilizaciją į vokiškas SS eiles. Šaukė stoti ir nestojantiem vokiškom bausmėm grumuoja. Jaunimas bausmių nenusigąsta, jaunimas į SS neina, jaunimas traukia su gimimo diena. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo diena. Tavo tas inteligentiška pusė pas mus atvyko ir kad mes tapom liudininkai tos kitos tavo pusės, kurie atsiskleidė. O labiausiai tai šįryt kepiau dėl to tą pyragą, kad labai skaudžiai nemuštų manęs. Būk sveikas. Viskas iš jūsų bus atimta, todėl geriausiai būtų atiduoti patiems. O viskas labai paprasta.
Guldo katurgininkelius kaip? Ant šono. Kodėl? Nes netelpa. Va tą daryk, naudok tą patį, nes tu jį tiesiog pamiršti. O? Ir... Vienas kitas nepatogumas. Bet gyvent galima. Vienas kitas nepatogumas, bet... Nedaryčiau iliustracijos tekstui. Tu nori pailiustruoti. Nu, jo, kol... Biški, aš tai daryčiau tą vienas, geriau perlikti ir tada sakyk vienas. Ai, supratau. Žiū. Pradėjo. Žiū čia, kažkas aplink sprandą kopinėja, apie kinkas lipinėja. Gerai. Čiuoptelį tartino sambrūžio vietoj. Paprastai. Ir tada sakyk, žiūrėk. Kerzus. Ką? Kam? Selionkiai. Tai tokius kerzus. Nu, bambizas. Ne, čia tai ne bambizas. Čia bambizas. Va čia tai bambizas. Palauk, aš čia. Aš tuoj pažiūrėsiu iš pagalkę. Blokavo, pani blokavo. O klausyk, Giedrė, tas kitas gal mes irgi susirenkam. Aš nežinau dabar... Gerai, jo. Va. Toksai. Lauk, ar čia užteks mums po to? Aš paleisiu čia žemiau. Gerai. Vaikų teatras. Vaikų teatras. Ne, čia kalniukai kažkokie, čia tiesiog kalvas daro kažkokias. Taip, kopos. Žinai, kas skeltukas dirba. Taip, skeltuką padarysiu. Tik tai ant gumyčių ir viskas. Nu, tik tais jisai be šitų. Tik be šitų, bet visa ta pati konstrukcija. Jo, nes reikia, kad jisai visas būtų. Ir reikalų jūs. Gerai. Šitos mes dadruoti. Gerai, susirenka vieną. Gerai. Mes turim bokštą. Jūs nuspręskite. Bet saugiau. Saugiau, kai jis yra. Saugumas yra taip, bet nuspręskite, yra dar kitas variantas galbūt. Galima perdaryti, kad jį išnešbisi toliau. Šitą, ne? Jo. Čia jūs taip, kaip pats repetuoti, jūs matyti. Gerai. Antras buvo galbūt nežinau. Jau, katurgininkėliai. Ar Ričardai jau viską padarėt mums? Antras. Ai, dar antras. Gaminasi. Ne, parvešime. O čia laivutė šitą. Čia mes pasidarė praeigimą. Laukia visų, kurie manęs neklausys ir bus negeri. Aš esu griežtas, bet teisingas. A kojas mokat nusimazgot? Kojas rodykit. Dabar jau mus jie tikrai vaišins. Kojas rodykit! Ar gali Vigita persėsti vietoj Indrės? Greitai. Tiesiog aš noriu parodyti, nes čia reikės, čia toks akcentas reikės muzikos. Pasižiūrėk čia. Metraštininkas filmuoja. Visiškai nežinotumėm, kaip vyko procesas, jeigu nebūtų šito. Štai atvykome į 9 fortą. Tai gerai, tai ką, tada pirmą etapą, kaip suprantu, numatyta mūsų sutartį yra pasirašyti bendradarbiavimą. Gražaus bei prasidedančio. Istorinis įvykis. Pirmas Lėlių teatro spektaklis suaugusiems ir neįprastoje erdvėje. Tai labai dėkojam vadovui, kad sutiko dalyvauti ir mūsų projektas bus tikrai, manau, labai prasmingas ir gražus ir aš manau, kad turės ir tęsinį. Be abejonės. Tai ką tada? Noro ir gražių idėjų turim, tai pradedam. Taip, ranką dabar paspausti turbūt nelabai ir galima. Gal tada...
Nesukilk man. Dominika, renkis greičiau, Dominika. Renkis save filmuoja, renkis. Viena ramybė šitam teatre. Oi. Šviečia gražiai. Kas tau ją žadėjo? Kariesas yra, ne kariesas yra. Nėra ką tvarkyti, nėra dantų. Palaukit. Aš matau jį! Jis! Dievaži! Kultūros buvo. O ten prašom pasifilmuoti. Vaikų darželį. Mus filmavo. Jo. Ir jūs čia gyvenkit savo. Jo. Tik jau paskui, kai tą jau neša, man jau mes paskui tą. Taip, paskui jau tenai tos smulkos pasižiūrėsim. Paskui mes sužiūrėsim ten smulkiai, gal ten kažkokias dar linijas pravesim, tik tiesiog aš dabar dar biškai neturiu laiko tam. Nu taip, aš tik šiaip. Bet šiaip, kad jūs užsiimkit visą laiką kažką veikit. Gal ten kažkokia ranka rišasi kažkas ten kokius trupinukus renka, žinai. Jo. Iš kitaip ir aš taip pasižiūrėti noriu. Dabar gerai, jeigu jūs už tų dėžių, galit prie jų dar arčiau. Eikit, lipkit ant jų, va taip, dar arčiau, va šitaip. Dabar dar prie viso šito dar įmanoma judinti dėžes, ar jau čia visiškai neįmanoma? Išlepia į vagonį. Ten Vigita gali judinti. Jeigu išlips Vigita, tai tada taip. Kolektyvas, labą dieną! Labą dieną! Visai netrukus scenoje jūs išvysit spektaklį repeticiją pagal Baliaus Sruogos knygą Dievų miškas! Garsistus visus garsistus parodom. Kas čia? Čia abrakadabra. Čia stebuklinga dėžutė. Na gerai, dabar būtų labai gerai, kad matyčiau viskį vieną aktorių. Labai gerai, super. Jo, jis toks negudras buvo. Ir jeigu kažką tad pasimašuotum. Patiko babutė, ne? Tu eisim į kamerą filmuotis. Tai iš jau dabar į kamerą filmuojatės. Ai, dabar? Nežinojau, kad aš telpu į tokią mažą dėžutę. Ar jūs dirbat čia? Išmėtysit mano šienapjūtės skarelę, tai žinokit bus prastai. Kas jeigu kas atsitiks? Šienapjūtės skarelė. Taip, įvedė veidas. Ausis liko uždarytas. Aš paplatus. Va, biški, nu taip, palaikyk, va. Mane, žinok, labai giedriai įsipildė, jokių klastelį nėra. Garbingai išleidžia. Iš grožio procedūrų. O tu kepurės nedavei savo? Oi, einu kepurės. Parodykit, kas čia atsitiko dabar. Gerai atrodo? Labai. Šilta? Tikrai nešalta. Bet žiūriu, jums tai filmuotis patinka. Tai ne. O kam nepatinka? Mes tai žvaigždės. Aktoriams? Tik pasiūlyk tai iš karto, raukas. Žvaigždės. Aš kojinyčių neturiu. Nieko daryti negaliu. Operatorius vėl čia. Nu, žodžiu. Gerai. Pižamas.
Miegotaisi? Čia man pietų pertraukos pižama. Kaip tik. Kaip tik, bet labai atitai. Liuksą rodau, matai? Kaip toks veidas eina į darbą? Kokį moralinį, kokį istorinį pateisinimą būtų įmanoma sugalvoti tiems, kurie kitus laisva širdimis vieši koncentracijos lagerius. Vienas idėjas niekuomet nepateisins. Savo žmogišką menkystę galėtų atpirkti, kaip tuomet, jeigu patys savo dienas baigtų tose pačiose sąlygose. Gerai, paklausom, kas toliau. Gerai, Aš tik galvoju, kad galim ir visą padaryti, nu žiūrėk. Ir tada šitą ir pridėti. Grojam dar nuo pradžių, tą patį viską. Žinai, tie kūrėjai įsigalvoja visokių nesąmonę. Vis tiek kitoks garsas, vis tiek atmosfera kitokia, kai įrašinėjai. Perėjau per įvairias vietas. Gerai, pakartojam. Bandom, jau. Prašau, filmuojam, registruojam. Kavos yra. Kavos yra. Ir saldainių yra. Gimtadienis irgi yra. Tai kaip ir repeticija baigta? Taip, ko mes ir tikėjomės. Sugimimo diena, sugimimo diena, sugimimo, sugimimo, sugimimo diena. O kas čia vyksta, tamsta? Nu, man nebeįdomu tau pasakoti. Dažom.
Gražu? Per gražu. Skauda galva? Jo, nuo šito projekto. Ne. Apie laiko trūkumą. Aš jį gyvent moku, akis atveriu. Čia suprantat, yra toks smulkus kerštas mūsų, kad kaip filmuoja, tai mes irgi mes jas... Balys Sruoga, tai turbūt, kad čia nesilankė. Ne, 9 forte Balys Sruoga nebuvo ir nei su Sruoga, nei su Dievų mišku 9 fortas nėra susijęs. Bet emociškai ir holokausto tema, tai galime susijęti tiek Dievų mišką, tiek 9 fortą ir tuo labiau, kad šiemet minime 80 holokausto metinės. Svarbiausia liežuvį dabar prikast, kad šitą protą neprikasučiau. Čia kaip yra tekstas. Čia yra... Jo. Taip, nu... Man žmogaus juk negalima. Negalima, jo. Neapkabink to skuduro! Ačiū! Bet čia Mindaugas stovi per Tai tada dabar užsiprogramuojam tą švieselę, kurioje yra Arno Lėmanas. Čia viskas per tą spušenį atsiliaukė. Aš dar jam atkepšysiu. Žiūrėk, o gal iš jūs? Pavargau. Nuoširdžiai. Tikrai pavargau. O jūs čia kartais ne ta artistė, kur legendinė, kur pavargsta greit? Mano pavardė Pavargytė. Pavargytė? Indrė Pavargytė? Indrė Pavargytė. Pavargytė, taip. Čia tikrai. Čia tik Marija taip sako. Nu va, šiandieną nebadausim. Nu gerai, ir vakar nebadausim. Nu, su krepšeliu. Vilko nesutikau, tai viską atvežiu. Čia lėkštis yra. Čia yra tas. Dar liko kažkas valgomo. Jo, šitas nematau. O, bet čia spirgučiai. Jo, spirgučiai, jo, ten irgi šaukštą grietinė, kita yra grietinė. Gal galima ramiai pavalgyti su viršenybė? Galima ramiai pavalgyti vieną kartą. Deivi. Taip. Gana filmuoti, eik valgyti. Ar nufilmavai tą apvirtimo momentą? Ir sakyt, kad
kad spektaklis prasideda ten. Paskui sugrįžti. Jo, kad tiesiog praeiti reikia tam tą instaliacijų kelią, o paskui sugrįši čia ir... Nieko, bet tai jie pradės nuo 15, netgi tie, kas ateina lygiai 7, jie dar spėja perėti. Kas čia yra? Čia mano dabar naujas leidimas teatre. Nesu bet kuo kalbi, Deivė, jeigu ką. Labas vakaras, aš esu Mindaugas Černiauskas ir visai netrukus scenoje jūs išvysite spektaklį pagal Baliaus Sruogos knygą Dievų miškas. Norėčiau pasiteirauti, gal kas yra skaitęs Dievų mišką, gal galite ranką kilstelėti? Labai gerai, labai gerai. Aš manau, kad nuo 45 metų būtų skaitęs visas pasaulis, būtų irgi skaitęs kelis kartus. Tiesiog tada cenzūra neišleido, paskui mes kažkaip gal ne iki galo įvertinom, kad tai yra pirma Europoje knyga apie holokaustą. Jis parašyta ant šviežių per porą mėnesių po to, kai žmogus realiai grįžo iš lagerio. Ir dar tas stilius, toks Sruogos, tas groteskas, humoras yra. Aš manau, jeigu jie būtų išleidę Kem 5, čia dabar būtų toks bestselleris, kad realiai nublanktų Šindlerio sąrašas, nublanktų Gyvenimas yra gražus. Manęs klausė, sako, kam reikia dabar apie holokaustą šnekėti. Nu, čiagi toks kaip ir, žydų tautos reikalas. Ir svarbiausia, žmonės žino, kas yra holokaustas, supranta, kad čia viena didžiausių tragedijų žmonijos istorijai. Ir jie sako, kam dabar apie holokaustą. Jie nesupranta, kad holokaustas nuo to ir prasidėjo, kad žmonės sakė, tai čia tik žydų tautos reikalas. Nu, bet holokaustas baigėsi, o nacijų idėjos jos vis dar yra. Paskaitykit Facebook'e, ką visokios Genutės Genovaitės siūlo daryti su pabėgėliais. Pažiūrėkit, kaip profiliniai vyras bučiuoja moterį, o komentaruose rašo, jeigu gėjai demonstruojasi, juos reikia pagauti, nušauti, sudeginti. Nu, bandė daug ką nacijai sunaikinti, laimė jie nesunaikino Baliaus Sruogos. Mes šiandien visi žinom jo vardą. Bet tai pradėkim. 9 fortas, 9 mano asmeninio pragaro ratai ir 9 Kauno valstybinio lėlių teatro aktoriai, šiek tiek stand-uperiai, šiek tiek sruogiukai.